Rolandas Paksas – aviacijos veteranas, akrobatinio skraidymo sportininkas, inžinierius pilotas, buvęs Lietuvos aukštojo pilotažo rinktinės narys, savanoriškosios krašto apsaugos aviacijos junginio vadas, Vilniaus akrobatinio skraidymo grupės lyderis, daugkartinis Lietuvos akrobatinio skraidymo čempionas, lėktuvų sporto tarptautinių varžybų nugalėtojas, Ambo akrobatinio skraidymo grupės pilotas, Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos narys. Rolandas Paksas – pirmasis lietuvis ir vienintelis pasaulyje valstybės prezidentas vienmotorio lėktuvu SM-2000 Phoenix apskridęs Žemės rutulį. Kartu su kolega Igor Pozomantir identiškų lėktuvų užbaigė prieš beveik šimtmetį tragiškai pasibaigusio Lituanikos skrydį, įveikė 700 km ir taip pagerbdami tarpukario lakūnus Darių ir Girėną, išbarstydami rožių žiedus tragedijos vietoje. Šis pilotas yra ir unikalaus grupinio skrydžio po Virkščionių tiltu per Nerį akrobatinio skraidymo grupės lyderis. Pasak Rolando Pakso, pilotams būtina nuolat skraidyti, tai kaip privalomos repeticijos aukšto lygio smuikininkams. Štai specialus šou su fejerverkais. Ambo komanda dabar atlieka figūrą kraštas. Pilotų lėktuvus skiria tik tai 2 metrai, o greitis yra virš 200 km. Aš tai gimęs ir augęs Telšiuose ir mūsų namas buvo pačio miestelio pakrašty. Ir praktiškai per kalną buvo Telšių sklandymo klubas. Telšių sklandymo klubas ir kur ten birbdavo lėktuvai, kildavo sklandytuvai, kartais atvažiuodavo parašutistai, skleisdavosi kupolai. Tai aš ten dienas praleisdavau. Tam aerodrome ir kad įsiprašyti į sklandytuvą arba į lėktuvą, kad įsiprašyti, tai nebūdavo taip paprasta, kadangi, snarglys, ką ten 12-13 metų tau ir kas ten tave įsodins, reiškia, tai prisiskindavo pas tėvukus obolių, ten prisikrauni, reiškia, tų obolių ir tais oboliais, reiškia, vaišini instruktorius ar visuomenininkus tenai ir ten susimyli tave ir paima į vieną kitą į skrydį. Taip ir atsirado tas užsikabinimas, tas oro užsikabinimas. Tai galbūt tokia pradžia buvo. Kiekvienam lakūnui įsimena labiausiai pirmas ir pirmas savarankiškas. Tai tas pirmas skrydis su sklandytuvu, kai tu kyli tokio stačių kampų, ten, kad tavo kojas aukščiau už tave, ir kai aplinkui viskas švilpia, kai žemė tolsta, jinai pasirodo tiek toli, tai jis išlieka visam gyvenimui, tai čia neišmesi iš minties. Norint sklandyti Telšių klube, reikėjo pagal to meto taisyklės ar ten reglamentus, vadinkim, reikėdavo atlikti parašutinį šuolį. Ir aš atsimenu, mūsų iš Telšių susodino tokius, aš nežinau, kiek ten metų buvo, gal 14 tikriausiai, gal 15. Susodino autobusą ir mes atvažiavome į Vilnių, į Kyviškes, atlikti to pirmojo šuolio, kad būtų galima pradėti sklandyti. Ir kaip šiandien atsimenu, mes išrikiuoti ten ryte ir eina instruktorius, aš net atsimenu to instruktoriaus pavardę ir vardą ir puikiai jį pažinojau. Ir jam kilo įtarimų dėl mano amžiaus. Ir jis man taip pirštų, kiek tau metų? Ir neapsiverčia liežuvį sumeluoti ir pasakiau. Laisvas, sako, žinai, tau dar augti ir augti, žinai, ir tas sezonas nuplaukė, paskui, aišku, sklandžiau, paskui išvažiavau į Vilnių mokintis, Inžinierių statybos institutas, dabar Gedimino technikos. Ir nusprendžiau tęsti tą, ką pradėjau Telšiuose ir išvažiavau ieškoti sklandymo klubo, nepažinodamas Vilniaus, sumaišiau adresą. Ir vietoj sklandymo klubo nuvažiavau į akrobatinio skraidymo klubą. Ir kai supratęs savo klaidą, jau pasikalbėjęs su instruktoriumi, kad aš jau ne čia patekau, kad čia akrobatai, kad čia yra lakūnai. Ir aš jau toks ganėtinai pasiminęs
nusiminęs, jau lipu laiptai žemyn. Jis taip kažkaip taip, labai fainas buvo mano pirmas instruktorius, po to Stasys Jarmalavičius, jis buvo Lietuvos avialinijų generaliniu direktoriu ir puikus lakūnas. Jis kažkaip man sugebėjo, reiškia, per požemus sakinių pasakyti, o gal tu pabandyk, o gal tau čia patiks, o čia jėga, o ten kas, ten standartuvai, reiškia, o čia varikliai, viskas. Ir užsikabinau ir aš tapau jo pirmu mokiniu, kurį jis paleido į gyvenimą ir aš savarankiškai išskirdavau, jis tapo mano pirmuoju instruktoriu. Ir po to visą gyvenimą man kažkaip tai teko daugiau skraidyti, ne lygiai, bet kitaip. Kai mes sugalvojom, reiškia, kad akrobatinė grupė galėtų praskristi pirmą kartą po Verkšnionio tiltu, čia ties Vieviu, link Kernavės. Tai iš tikrųjų buvo labai sudėtinga. Tai buvo sudėtinga visais aspektais. Tai buvo sudėtinga pačio tilto prasme, kadangi priėjimas prie to tilto, priskridimas, užėjimas, pasiruošimas tam dalykui, ganėtinai sudėtingas. Tai ne toks kaip Kaune Lampėdžio tiltas, kad ten gali skristi ir rašyti kažką tai arba dainuoti, žinai. Bet ten turi praskristi tokią Nerijoje esančią salą, prispausti lėktuvą, iš vienos pusės medžiai, iš kitos pusės medžiai. Tiltą praskridus, reiškia, posūkis iškart į kairę. Ir tu turi užeiti taip, kad ir tavo draugams vietos užtektų, jie komfortiškai jaustus. Tai nepasakysiu naujo, bet pasikartosiu. 2006 metais kartu su Volodiju Makagonovu su vienmotoriu lėktuvu aš apskridau Žemės rutulį. Visokių ten situacijų yra buvę, visokių buvo. Ir sudėtingų, ir labai sudėtingų, ir tokių, kai žmona esu sakęs, kai jau atrodė, kad jau nieko nebereikia daryti, tik tai melstis. Tai jeigu paėmus visą tą skrydį, kuris buvo ten, kiek tai dienų, aš dabar neatsimenu, tai mes ten skridom. Ir va tas kelias sekundės emociškai po to pirmo tiltų Verkšnionio, tai buvo tas pats. Tiek pat emociškai, iškrautas, sudėtingai, be galo buvo. Paskui buvo lengviau, paskui buvo vienas, kitas, trečias tiltas, ten kranai, strėlės, reiškia, žinai, ilgiausia tokia, bet jau buvo lengviau. Tos kelionės jau vyksta nuo šitų 25 metų, man atrodo, 1925 metų ir labai daug yra skridusių pirmųjų lakūnų būtent su Bilanka. Edmundas Ganusauskas, matyt, geriausiai yra pasakęs apie tą kelionę, aš jau geriau nepasakysiu. Tai aš buvau 123, jeigu skaičiuot per tą šimtmetį nuo 25 metų, tai 123 ekipažas, kuris apskrido Žemės rutulį, o ten reikalavimai tokie yra, kad tu 2 kartus turi kirsti polių. Neišeina taip ir apsisukti, tik tai viršuje bet pusiaują ne polių turi kirsti, 2 kartus turi kirsti. Tai toks reikalavimas, norint, kad tavo skrydį užskaitytų. Tai tęsiant tą mintį, ką Edmundas po skrydžio pasakė, kad sako, į Everestą, į aukščiausią pasaulio viršūnę, tom dienom, kai yra geras oras, įkopė, aš neatsimenu tiksliai to skaičiaus, bet per vieną dieną įkopė ten 30-40 ar ten 50 žmonių vienu metu, reiškia. Žinai, kai supuola jie ten geras oras ir įkopė. 40-50 žmonių. Atsako, Everesto viršūnė nuo to niekiek nepasidarė mažesnė.
tai 123 ir 2 kartus kirst pasaulį, tai Žemė niekiek nepasidarė mažesnė nuo to pirmo lakūno, kuris skrido 25 metais, 1925 metais. Tai vat man tas jo pasakymas yra įstrigęs į galvą. Jeigu kalbėti apie lėktuvą 29 metų ir Giuseppe Belanca, konstruktorius italas, kuris konstravo šitos lėktuvus, kiekvienam savo lėktuvui suteikdavo numerį, jo serijinį numerį. Tai padaro vienetas, pirmas, antras, trečias ir taip toliau. Tai šitas yra 133. Dariaus ir Girėno buvo 137. 4 numeriais vėliau. O tas kitas lėktuvas, kuris dar skraido, yra šitą Havajuose, Havajų avialinija pradėjo savo veiklą nuo Belankų. Jo numeris vėlesnis yra negu šito. Trumpai sakant, istorija tokia yra, kad kažkokiuose tai pasirodymuose, ir aš manau, kad aš žinau, kuriam pasirodymė, Ambo grupė skraidė, man atrodo, Lenkijoje, Kenčinė, ir išsikalbėjom su lakūnu, kuris atskridęs buvo pasižiūrėti šito renginio, kad yra Amerikos lietuvis, kuris tai liktai rekonstruoja, tai liktai norėtų rekonstruoti šitą Belanką, padaryti ją skraidančią ir pabaigti Dariaus Girėno kelionę iš Soldino iki Aleksoto. Tada guštelėjau pečiais, tai kas čia per skrydis pabaigti, jeigu skristi, tai skristi, tai reikia skristi iš ten, kur skrido šitie vyrai, jeigu jau taip paėmus. Apie tai pasikalbėjom ir kažkaip viskas pasiliko kažkur. Ir matyt, ta mintis įkrito ir kažkaip jau nedavė ramybės ir aš pradėjau skambinti, ieškoti to žmogaus. Tai susiradau, jis sako, aš jau prieš mėnesį jį pardaviau. Kur pardaviau? Pardaviau į Kanadą. Ten toks Varenas Fraitas, kanadietis, irgi įdomi labai asmenybė. Tai jis būtent nupirko iš to lietuvio, iš Amerikos lietuvio, apie kurį aš kalbėjau, reiškia, kuris buvo pardavęs. Tai jisai tą Belanką atidavė amerikiečiams, jie jį restauravo ir 16 metais šitas lėktuvas dalyvavo pačioj didžiausioj pasaulyje aviaciniai parodoj, šventėje, Oškoše, ten susirinka 10 000 lėktuvų iš viso pasaulio ir šitas lėktuvas yra laimėjęs prizą už geriausią restauravimą. Bet kai aš pradėjau kontaktuoti su juom, iš pradžių jis nesileido į kalbas, tai tada aš padėjau į šoną ir pradėjau ieškoti Havajuose. Ir nusibeldžiau iki Havajų. Ir pavyko suskristi su Havajų lėktuvu. Bet ten irgi griežtai sako, klausykit, mūsų aviacijos kompanija prasidėjo nuo šio lėktuvo. Mes dabar 7000 žmonių, mes pačius garbingiausius žmonės, svečius su to lėktuvu skraidinam. Čia mūsų istorija, mūsų širdis, mūsų gyvenimas. Mes negalim tau parduoti, mes gerbėm Darių Girėną, mes žinom apie jį, mes nuvežėm jiems dar 10 litų su Dariu Girėnu, bet šansų. Tai teko grįžti prie kanadiečių. Po kiek laiko jis pasidavė? Aš jį nupirkau nematęs. Tik iš dokumentų, iš nuotraukų, iš apyrašų ir panašiai. Darius ir Girėnas, kai įsigijo savo lėktuvą,
su kuriuo Darius skraidė, dirbo, jie nusipirko kartu su Girėnu, jį susimetę pinigėlius, atidavė į Lordo dirbtuvės ir per 9 mėnesius tuometinė pramonė jiem paruošė lėktuvą, kuris galėtų nuskristi 8000 km. Tuometinė pramonė. Tai buvo serijinis lėktuvas, ne muziejinis lėktuvas, koks jis yra šitas, bet serijinis lėktuvas, kurių buvo pilna tada tokio tipo lėktuvų. Tada, kai dar lėktuvas Kanadoje, jaučia mintis, kad reikėtų skristi, reiškia, iš New Yorko į Kauną. Aš jau prašau Lietuvoje žmonių, kurie supranta, reiškia, žymiai daugiau, reiškia, aviacijoje, teorijoje, konstrukcijose, projektavime, aerodinamikoje ir panašiai daugiau, paskaičiuoti. Klausykit, ar būtų įmanoma pakelti šitą lėktuvą su tiek kuro, kad užtektų parskristi iš New Yorko į Kauną, nesulaužius to lėktuvo. Man paskaičiavo 50-50. 50-50. Bet 50 tai jau daug. Jau yra mintis, už ko užsikabinti, reiškia. Pavyks. Va. Ir viskas buvo kaip po tas planas sekė toliau, reiškia, žinai. Bet kai lėktuvas atvažiavo į Lietuvą, į Vilnių, šičia, kai mes pradėjom jį skraidyti, mokinti, skristi, patys mokintis priejo, pradėjom kontaktuoti su gamintoju, kuris gamino, reiškia, žinai, kuris restauravo. Tos išvados plaukė, reiškia, vienareikšmės, kad lėktuvas per trapus pakelti tokį krovinį, tiek degalų, kiek reikėtų pakelti. O kadangi lėktuvą mokinom skraidyti ir teko labai daug nulenkti galvą žmonėm, kurie sugeba daug ką padaryti Lietuvoje. Čia toks Algis Šiožinys yra, Audrius Šuminas, Jurgis Katlauskas, kurie gydė tą lėktuvą. Mes jį praktiškai 3 metus, reiškia, skrendam gydom. Tai jau šiais metais jis, aš manau, turint omeny, kad garbingas amžius 29 metų, aš manau, kad jis jau gali saugiai, gražiai ir skristi ten, kur lakūnas nori. Ne kur jis nori, bet kur lakūnas nori. Šiandieną yra labai smagu, kai jis yra tvarkoj, kai jis yra skrendantis, kai šiais metais mes sugebėjom nuskristi su Igoriu Pozamantyrovu šitą kelią, kad jis atlaikė. Ir kažkaip dievulis nepagailėjo iššūkių šitoj kelionėj. Tikrai buvo tokia smagi tai mano tokia leksika yra smagi tokia, kad buvo ką veikti. Tai labai bijojau dėl vienintelio dalykų. Be abejo, ten visi tie pilotavimai, viskas ten kaip būtų ir aišku, bet bijojau bijojau, gal ne tas žodis, gal nerimą kėlė, kaip maksimaliai išvengti kažkokios didesnės turbulencijos, kad nepatekti į ją. Ir kiek jis tvirtas yra šitas lėktuvas, kiek sparnai yra tvirti. Ir maksimaliai išvengti šito vandens, lietaus. Viską gavom, išskyrus vienintelį dalyką, kad nebuvom pasiėmę skėčio, žinai, kabinoje, kadangi ir kabinoje reikėjo apsisaugoti. Tai jau simboliškai mes pabaigėm šitą kelionę, išmetėm rožių Dariaus Girėno žuvimo vietoje ir sėkmingai nusileidom. Čia yra Belanka CH300. Jis yra lygiai toks pat, viens prie vieno, kokį gavo Darius ir Girėnas nusipirkdami savo lėktuvą. Originalas neturėjo šitų gobtuvų ant ratų, o čia ne puošmena yra. Čia yra
aerodinaminis, reiškia, rato aptekėjimas, kuris leidžia šiek tiek greičiau skristi. Praktiškai 5 mazgai greičiau tu gali skristi. Uždėjo šitą žiedą, jis turi savo vardą, Taunendo žiedas, jis sumažina turbulenciją apie šitos cilindrus, irgi padidina greitį. Ir pailgino kolektorių, ten buvo trumpas toks ir išmetimo dujos patekdavo į kabiną. Įdomiausi dalykai yra matyti, kuom skiriasi, reiškia, žinai, ką padarė Lordo dirbtuvės, kad Darius ir Girėnas galėtų perskristi Atlantą. Praktiškai po metrą kiekvienas sparnas buvo prailgintas. Į šitą lėktuvą telpa 400 litrų. Ten reikėjo įsipilti, reiškia, žinai. Jeigu 3,6, tai 2800. Tai įdėjo antrą baką. Vienas bakas, antras bakas. To dar mažai. Už lakūnų kabinos, kur yra čia, dabar yra pirmi du, sakot, limuzinas. Tai čia buvo aklina grubiai siena, už kurios buvo degalų bakai. 2 didžiulės, reiškia, žinai, to konteineriai padaryti iš metalo ir lakūnai neturėjo jokių durų, jie sėdo į lėktuvo per langą. Visas lėmuo buvo, reiškia, nuimta drobė šitą ir uždėta nauja oranžinė drobė. Šitos durys panaikintos, tie langai palaikinti. Ir kadangi už lakūnų buvo bakai, tai jie galėjo patikti tik tai per langą šitoj vietoje. Dabar vietoj sėdinių čia buvo tepalo bakas. O šitą jie sėdėjo ant tepalo bako, kad aš labai atsiprašau, kad užpakalis nekaistų, jie pasiėmė tokios pagalvėlės pasikišo. Nes tepalas kaisdavo 80-90 laipsnių ir sėdėti 40 valandų tokios temperatūros galim burnoje, reiškia, užvirti kažkas tai, ne? Tai padarytas buvo tepalo bakas, viršų jie turėjo, kaip ir matot, liuką, per kurį galėjo nelaimėje esant išlipti į viršų ir sėdėti, reiškia, jeigu nusileistų Atlantė ant vandens. Nuėmė visą seną drobę, uždėjo naują. Visas metalas konstrukcijas, kokios yra viduje, jos buvo sutvirtintos. Sutvirtinti šitie spyriai, sutvirtinti ratai, padaryti stygą tokią, kad neišsiskėstų nuo šito. Pailginta odega, padidintas, reiškia, posūkio vairas. Viskas yra, grubiai sakant, padaryta iš naujo. Originalas tai yra šita lentelė. Tai yra tvirtinimas, kad būtent lėktuvas yra pagamintas gamykloje 29 metais. Tai čia yra tokia tradicinė lenta, kai nekurie prietaisai yra originalūs, kai nekurie būtini šiandieniniam, kad atitiktų šiandieniniai reikalavimai, yra pastatyti. Pavyzdžiui, čia aš neturėjau aviahorizonto, tai aš jį pastačiau, čia dar yra radija, atsakiklis pastatyta. O šitas gabalukas visiškai praktiškai jo nebuvo, tai nebuvo nei cilindrų temperatūros, nei tepalo temperatūros, tokie dalykai, kurie yra būtini. Valdymas irgi yra labai įdomus, labai paprastas. Čia yra variklio svirtis. Tiek karburatoriaus, tiek, reiškia, mišinio ribumas arba lisumas, o čia, reiškia, vadinamasis akceleratorius arba gazas arba throttle, nežinau, kaip čia kokią kalbą dabar jūs norėtumėte ir pavadinti. Degalų patekimas ir tiesiai iš sparnų ateina. Daugiau čia ypatingo tokio nėra, čia labiausiai viską reikia išjausti. Svarbiausia lakūno dalim, tai yra užpakalį. Didžiausias pasiekimas, kad tu gali laukti gero oro, tu gali galvoti, kad tu atsisėsi lėktuvą, tu gali galvoti, kad tu tuoj pakilsi ir kad tu užgros tą muziką, kokia tau pati geriausia. Tai ir pats geriausias gyvenimo pasiekimas. Tai aš linkėčiau kiekvienam žmogui savo profesiją, savo hobis pasiekti tą dalyką, dėl ko verta gyventi.